Nežinot, jisai ar jaunas išrašys. Atėjo trečias ženklas, o jisai žiūrėtų ir man pasakyti. O trečias ženklas, pažiūrėsim, konkursą pravesim, kuris yra iškalbingiausias ženklas. Paskutinis dar labai neprilipęs, tai dar pažiūrėsiu, ką jis nori. O, paklausykime. Ai, dabar aplaistam šitą ženklą pirmiausia, šito ženklo kalbą. Na ir dainelę nuo šito ženklo reikėtų uošvienį apie gimtadienį ką nors padainuoti. Išgeriam po taurelę ir uždainuojame dainelę. Susidėjo rugiai laukuo, o aidėjo jauna ir laisva. Tik nelinksta širdį dieva, nes neįskamba jaunystė daina. Eu não sabe o que eu estou a fazer. Sutikimo diena tave, lyg ir laimės draugai šeima, ir dainuojame dainą šią. Nes tik tau įskirta, sutikimo diena tave, lyg ir laimės draugai šeima, ir dainuojame dainą šią, nes tik tau įskirta. Linkim tau daug gražių dienų, daug sveikatos gerų draugų, bet nerimsta daina širdį. Laimė džiaugsmo mes linkim visi. Sutikimo diena tave, lyg ir laimės draugai šeima, ir dainuojame dainą šią, nes tik tau įskirta. Sutikimo diena tave, lyg ir laimės draugai šeima, ir dainuojame dainą šią, nes tik tau įskirta. Tau gegužio žiedai žydės, dar ir dainos linksmai skambės, tau pritars tėviškė visa, tau dainos įdainuos visada. Sutikimo diena tave, lyg draugai šeima, ir dainuojame dainą šią, nes tik tau įskirta. Sutikimo diena tave, lyg ir laimės draugai šeima, ir dainuojame dainą šią, nes tik tau įskirta. O dabar visi, sutikimo diena tave. Galit pažadėti? Nu, pažadėti nežadėsiu, tiesiog labai smagu turėti tokią mamą, močiutę, kuri visą laiką šalia, kuri patarė, padeda, bet galbūt daugiau norim patarimų, minčių į gyvenimą, į ateitį, negu tokių, ne taip. Ne dovanų, ta prasme, ne dovanų, o minčių. Tokios galbūt paramos. Viskas labai gražu, džiaugiamės, mylim ir... Ir plojame šimteliai. Noriu tarti žodį dar aš. Žodžiu, kaip supratau, vis tiek bus rinkimai, šauniausio ženklo. Taip, turiu atkreipdėmėsi, kad ne visiems suteiktos vienodos sąlygos, aš kalbu apie mikrofoną. O kitas dalykas, kadangi su mama dažniausiai ir susitinkam ir gyvenam arčiausiai, todėl man gerų žodžių parinkti yra daug sunkiau negu jiem. Va. Nenoriu tęstis, bet prašau gerbiamą komisiją atkreipti dėmesį į tokias aplinkybės, sąlygas.
Na ką, sako, po žentų kalbos reikia dabar visiems po taurelę, dar dainelę ir eiti į šokius, ne? Aplaistam šiandien. Na taip šauniai padainavo, matot? Dabar pašoksime. Ilgesio siela pripėjo, aš laimingas, mudu ir beveik sykiu, stebuklingos, gelmės tavųjų akių. O gitara, pievų pagalbos lydėjo, o gitara, meilė šviesa patyrė. Aš laukiau seniai, aš tikėjau tos vasaros mūsų ugnį. Tau ačiū dangal, ačiū vėjau, kad suvedė ją su manim. Ir jau negaliu aš išeiti iš pievų žalių tyrumo, iš sapno užkurto mergaitė, sapnų ir širdies šilmo. O gitara skambėk, skambėk, nenutilk. O gitara ilgesio siela pripėjo. Aš laimingas, mudu ir beveik sykiu, stebuklingos, gelmės tavųjų akių. Pasiklysti, aš kaip jūrargiai, iš vaikystės krenta tie patys drugiai. O gitara pievų takais mus lydi. O gitara meilė šviesa patikė. Ačiū. Pasibučiuoja, bet čiurnukas atėjo į priekį. Na, o visada po įbriekį. Gera, šitiek turėjau gramų. Gera, šitiek turėjau gramų. Gera, šitiek turėjau gramų. Šitiek turėjau gramų. Gražintina, tu gražintina, gyveno saulai
merginą, be rūpesčių jokių. Surado tau merginą, nereikia jam kitų. Daug dienų jis stebėjo ją, ateinančią plačią gatve. Ir širdis tiktai apie tai, kad kaip prakalbint, kaip prireikia. Tu graži ir tyra, nuostabiausia mergina. Tu graži ir tyra, tu graži tyra. Tu graži ir tyra.